Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Mercedes atstovas ateina, Andrei. Nugaros pastavo visus dėžės, tai stumiu čia ir žiūrim, ką mes turim. Andrei, traktoristas atvažiuoja. iPhone Pro Max 54, Hebra, jeigu ką aš jau turiu. Ką, Hebra, atvažiavam pažiūrėti, kaip atrodo mūsų M3. A dabar tikrai pakingas naujos detalės, seniai. Tuoj mes užstumsim šitą gaidį. Ne, nu iš tikrųjų aš kaifuoju jau nuo Mercedes, žinoma. Aš jau noriu jį kuo greičiau surinkti ir pažiūrėti, kaip atrodys, nes turėtų būti tikrai, va, bomba. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Only meant to be, will eventually be a memory. Nu tai labas rytas, Hebra, jeigu ryte aišku žiūrit, jeigu vakare, tai galiu pasakyti iš karto labanai. Mes šiandien dirbsim su mūsų Mersu. Kas nežiūrėjo visas serijas, tai aš greit priminsiu. Šitą automobilį mes gavom keitimo būdų. Tai aš turėjau Kabriką 428, sveika tvarkinga, ir mes iškeitėm į daužtą Mersą. Pabiškį aš jau suprantu, kad aš esu apgautas. Davai gal žmonėm papasakosim šiek tiek plačiau apie šitą tačką. Kad negalvotų, kad Andrėjus pilnas durnelis. Iškeitė gerą mašiną, kabrioletą į kažkokią Mersa metalo gabalą. Tai daužtas jis buvo iš visų pusių, pagrindinis smūgis į galą. Į galą toks stiprus smūgis, kad sulenkė iki pat priekinių krėslų visą kėbulą. Nu ir aišku, priekinis buvo daužtas šiek tiek. Tai ilgai jis pas mane stovėjo, radom donorą, atpjovėm nuo donoro šikną, suvirinam su priekiu, viskas. Jis jau pas mus nudažytas ir kažkiek surinktas stovi. Tai va toks greitas priminimas. Jeigu reikia, pridėsiu čia serijas, kuriuose jūs galite pažiūrėti daugiau apie šitą Mersą. Tai va, ką mes šiandien darom? Mums reikia šiandien surinkti saloną. Tai yra panelė, konsolė, sėdynės, kilimai ir prietaisų skydelis. Nes aš jau manau, mes greitų metų bandysim kurti. Tai kad mums užkurt, mums reikia, kad salonė būtų bent jau prietaisų skydelis, kad matyt. Tai kad ne už kalnų, Mersų užkūrimas, Hebra, nepraleiskit. Taip pat šiandien mes parodysim, kaip atrodo M3, nes M3 jau nuvažiavo į dažyklą ir jau pas dažytoją. Tai pamatysit, kaip atrodo po kėbulinių darbų M3. Ir dar vienas niuansas, seniai. Pas mus atkeliavo Merso snukis, kurio mes ilgai laukiam, beveik 2 mėnesius. Tai aš manau, nuo unpackingo ir pradėkim. Kaip manai? Pradėkim. Labai įdomu. Važiuojam. Už nugaros pastavę visus dėžės, tai stumiu čia ir žiūrim, ką mes turim. Dabar biškį efektų, seniukai. Ir taip pat kapotas AMG šiam trečią, seniai. Kainuoja jisai pinigėlį.
Tai irgi mes, ką tu čia įstumi? Davai. Gražiai aš norėjau. Gražiai, davai mesk, nu ką tu čia. Ką, porą smūgių? Bet davai tokių normaliai. Žinai, Bet tokį gerą. čia nauja detalė, seniai. O, ką čia? Kaip ranka? Ten, kovalus, Nu, supratau. Dabar galiu mes. Nu, dabar tai unpackingas. A dabar tikrai unpackingas, naujos detalės, seniai. Kiek mes laukiam, 2 mėnesius kapotų. Opa! Neatidaryti. Turiu, seniai, ten nesusilojim. Kokybė. Kokybė, BMW. BMW kokybė. Gerai, galim durneliai laužyti naujas detalės. Čia yra M3 kapotas. Biškiai apgavom. Tai ką mes gaunamės apgavikai? Nu taip išeina. Kartais reikia. Gerai. Šitą tiečią. O mūsų kapotas jau stovi ant Mersus. Matai? Matau. O jūs ar matot? Ar jūs matot, Hebra? Parašykit komentaruose, jeigu matot. Nu ką, aliumas, viskas tvarkoj. Kaip ir originalas, seniai. O jeigu su magnetu patikrint? Tai davai, su magnetu. A man lėkštutė kabo viršuje. Aliumas. Nu tai klausyk labai gerai. Gražus. Tai Hebra, visos šitos detalės yra alternatyva, čia ne originalas. Tai kodėl mes nupirkom? O tam, kad sutaupyt šiek tiek pinigėlių. Šiaip šitas kapotas ir visos kitos detalės irgi pakankamai geros būklės ir kokybės. Naujas, originalus kapotas kainuoja, sakykime, apie 1,5 štukos. Tai, o už visą šitą snukį, tai yra kapotas, sparnai, žibintai ir priekinis bamperis pilnas su apsaugom, mes sumokėjom 1,9. Tai aš manau, visai nebloga kaina. Tai dabar pakuojam ir žiūrim, ką mes turim. Pradėsim nuo priekinio bamperio. Ar čia tikrai visos šitos detalės nuo bamperio? Kaip tau seniai detalių? Neblogai. Mersas. Aš manau, jeigu mes pirktume originalą Mersų priekinį bamperį, tai aš manau, galima primesti maždaug kažkur 2,5-3 kainos. Būtent E63 AMG. Nes čia labai daug detalių ir kainos dalių būtent Mersui. Gal net sakyčiau brangesnis iš tikrųjų. Dabar pasižiūrim, kaip atrodo priekinis bamperis. Nu, jau atidarinėjai? Jau atidarytas, seniai. Rodyk. Opa. Kaip tau? Nu geras. Su juodais blizgiais plastikėliais, aš manau, atrodys tikrai gražiai. Gerai, gerai. Nu, dabar aš šiek tiek deformavęs, prarado savo formą, bet viskas ok. Šitas plastikas labai greit atsigauna, pašilda ir atsistos viskas į savo vietas. Mes gal pridėsim šitą? Opa! Nu, žodžiu, nėra kur pridėti, seniai. Palaikysim. Gerai atrodo. Taip, aišku, ir aš paminėjau, kad labai daug plastikų, tas labai gerai, nes mes sutaupysim pinigėlių, seniai. Žiūrėk, ką mes čia dar turim. Kaip manai, kas čia? O čia pas mus radiatoriukai. Žodžiu, pas mus... Tipo turėtų būti radikai, bet čia pakaitaliukas. Taip. Nu, va, čia toks niuansėlis bus. Bet mes padarysim gražiai ir bus viskas šik. Bet gal kažkokius plastikus gerus uždėsim. Toks apipisiukas. Mini. Žodžiu, pas mus eina E53 AMG. O mes nupirkom snukį nuo šiam trečią.
Tai yra skirtumas didelis. Šiam trečias pas mus 6 cilindrų motoras, o šiam trečio MG eina jau V8. Galingesnis motoras ir aišku, ant galingesnio motoro eina šonuose maži papildomi aušintuvai, tai yra radiatoriai. Tai va dėl to duodama tokius kaip, nu kaip ten sakėjai, apie p***, ne? Bet mes pažiūrėsim, gal rasim kažkokius... Apie p***. Taip, rasim kažkokius plastikus arba uždėsim šitą. Čia jau sekantis niuansas. Viskas. Taip, kas toliau? Toliau mes dar galim pažiūrėti seniukai sparnus. Sparnai pas mus atskiroj dėžėj. O iš kur čia kraujas? Mes negalim apsėti be kraujo, ne? Čia laša laimės ašaros. Mercedesas paleido kraujus. Pažiūrėk, kokie sparniukai. Opa! Bet kažkoks jis didelis, ne? Labai platus. Nu tai jeigu čia šiam trečio, tai ir platus. Tai dabar klausimas, ar nereikės mums rastavti dėti? Nu jeigu ką uždėsim, arba Uždėsim. iškart pirksim su išnešimu, kadangi mes pirksim naujus ratus. Tai jau padėsim. Sparną mes galim uždėti. Davai. Mes jau tuos pusę varsų surinksim. O ko mes čia susirinkom? Sutinku, nepis***. Ten reikia duris šitą. Jo, nu mes dabar primetėm tik taip, nu kad ant matytųsi. Nu ir pasižiūrim, kiek ratukas išlenda. Įlenda tiksliau šiam momentui. Neblogai, ne, senka, pažiūrėk tarpas, 3 pirštai. Ne, nu tai taip. Nu kažkieno 2, kažkieno 1 atils. O kažkieno ir visas kolokas va čia. Gerai. Su sparnais aišku, čia tik tais 2 sparnai, daugiau jokių detalių nėra. Taip pat mes ant sparnų turim seniai lipdukus, AMG, viskas kaip priklauso, va čia viskas yra. V8 biturbo, aišku, mes šito neklijuosim, pas mus ne V8. Taip, ir dar žibintai. Nu parodyk žibintus. Čia yra, aš minėjau, ne originalas, alternatyva. Tai kad einam prie mūsų originalo ir palyginsim. Šitie žibintai būtent nuo mano. Jie yra originalūs ir šiek tiek gavę smūgio. Dešinė pusė beveik sveika, bet sulūžęs korpusas, matai, ne? Skylutė. O šiaip jis tvarkingas. Tai gal mums labiau apsimokėtų originalus dėti? Šiaip aš irgi už originalą ir tikrai aš mąstau, kad padarysiu šitą, pakeisim korpusą, bet sekantis pas mus labiau gavęs. Matai? Tai irgi korpusą galim pakeisti, jeigu ten visa kita sveika. Čia žinok ir korpusas, ir stiklas. Nu tai stiklą bet kokiu atveju keisti. Tai stiklą abiejose jau keisti galima būtų. Nu tai. Jeigu visi viduriai pas mus sveiki, tai aš manau tikrai mes padarysim šitus ir bus pas mus originalas. Kadangi šitie žibintai yra multibimai ir turi daugiau navaroto, kurių nebus va šituose. Pažiūrėk. Nu tai ką mes matom? Tik tais va čia vat yra skilimas. Ai, čia tik rozdinimas. Jeigu pirštais neliestum, būtų dar geriau. Viskas gerai čia. Pakratyk. Tai žinok, viduriai neblogai dar atrodo iš tikrųjų. Aš irgi manau, kad ten viskas dar Tai mes pasidarytų. tada jeigu ką padarysim originalą, bet pasižiūrim, ką mums siūlo Kinijos rinka. Opa! Žiūrėk, su plėvelė, kaip nuliovas. Gerai? Kaip nuliovas. A, įsirydė nuliovas. Ką mes turim? Šitas ir šitas. Ir palyginimas. Seniai, čia jeigu ką nėra užrašų Mercedes-Benz. Nu, Matai? tai taip ir turėtų būti. Nu, Nuiminėk tą plėvelę, pažiūrėsim. taip, apačioj pas mus parašyta Multibim LED. Čia irgi tų užrašų nėra. Tai vat, Hebra, jeigu norėsit atskirti orgą nuo alternatyvos, nors būna alternatyvos su užrašais, tai kad čia reikia mokėti ir žinot, kur pažiūrėti, Hebra. Šiaip vizualiai atrodo gerai. Nu, visai neblogai atrodo, ne? Gražus, tvarkingas. Kaip naujas. Bet, kaip ir minėjau, seniukai, aš manau, mes pasiliksim prie šito varianto, kad mes dėsim originalą Multibimą.
O tos galėsim parduoti. Taip, jeigu kažkam reikia, galite iškart parašyti. Ką tik buvo labai įdomi tokia situacija. Kuo jinai įdomi? Mes atvažiavom parduotuvę, sutikom savo subscriberį ir žmogus buvo čia susitikęs su pardavėjo automobiliu, kad nupirkt, apžiūrėt aparatą, kurį jis išrinko. Ir aišku, sako Andrėjau, davai dėl įdomumo patikrinam ataskaitą iš CarVertical. Ok, pasižiūrim, atveriam ataskaitą ir ką mes radom. Netgi 2 kartus rida nusukta. Vieną kartą Vokietijoje, kitą kartą Lietuvoje. Tai aišku, pardavėjas nelabai buvo patenkintas, bet linkėjimai pirkėjui. Tai seniai, sėkmės tau ieškot gero automobilio. Ir ką aš norėjau pasakyti, o tai, kad su CarVertical ataskaita jūs galite sužinoti daugiau. Prieš perkant visada pasitikrinkit. Dabar mes galima sakyti, išsaugojom pinigėlius žmogui. Nes automobilis buvo pravažiavęs bendrai beveik pusę lemo kilometrų. Na tai su tokia ryda automobilis tikrai jau neilgai pavažinės. Nes resursas jau galima sakyti visas išvažinėtas. Tai tokie piragai. Ir nepamirštam, kad ataskaitą iš CarVertical su nuolaidos kodu DRON jūs gaunat pigiau. O mes važiuojam toliau. Gerai, ką, pas mus krūva detalių. Viską mes, dar nepaminėjom. Kadangi mes kraunam visą snukį nuo E103 MG, tai taip pat E103 MG skiriasi ir galinis difuzorius su išmetimo antgaliais. Bamperis tas pats lieka, tai keičiasi tik difas ir... Čia kur žibintas gale? A? Žibintas per vidurį, kur yra, ar ne? Ne. Stopas, ne, nėra. Yra va tokie greveliai. Nu ir jis toks agresyvesnis šiek tiek. Kaip Andrėjus. Andrėjų agresyvas. Kas agresyvesnis? Šitas difuzorius ar aš? Ten. Nu, tu Šitas turbūt seniai. Difuzorius per daug blizga, nalizanas toksai. Bet tai žiūrėk, ne? Viskas tvarkingas, viskas galima iškart statyti. Ir tuoj parodysiu antgalius. Opa, opa. Ir ką mes turim? Tada! Va tokie gražuoliai bus. Kaip tau, seniukai? Kvadratiniai. AMG. Nu, kuris antgalis geriau atrodo, Andrėjaus ar šitas? Lauk, paimsiu kelnes, tai tada palyginsim. Davai, rodyk. Va, žiūrėk, su AMG užrašu, viskas kaip priklauso. Gražiai. Ir čia mes pridėsim nuotrauką, kaip atrodo mūsų PM3. Aš manau, subinė tikrai gražiai atrodys ir visa mašina. O dar ratukai 21 bus. Senė, aš manau, jau laikas gal ratus užsakyti. Nu, šiaip reikėtų. Kokius nors neįlinius. Kaip tik mes turim dar kokius 2 mėnesiukus, sakyčiau. O gal ir daugiau. Kol atkeliaus. Taip, tai galima bus užsakyti. Ir galėsim iš karto pasirinkti, koks ET mums reikalingas. Padarysim išnešimą, kaip priklauso. Kad nereiktų jokių rastavkių. Ne, nu iš tikrųjų aš kaifuoju jau nuo Mers, žinau. Aš jau noriu jį kuo greičiau surinkti ir pažiūrėti, kaip atrodys, nes turėtų būti tikrai, bomba. Ką mes darom toliau? Tai dar mes važiuosim į miestą, pasiimti mums reikia panelę, nes mes buvom nuvežę į įmonę, kuri tvarko panelės, tai taip pat nuo Pitaką mūsų 5PM nuvežėm. Senai girdėtas. Nu, labą dieną, prašom užleikit. Kiebra. Gerai, kompresorius užtilo, užėjau atgal į savo kambariuką ir... Ir iš ten daugiau nebeišeis. Neišeis, nes jau viskas išjungtas. Va. Ką aš sakiau, mes nuėmėm panelės, nuvežėm įmonį, kuri tvarko airbagus, tai yra nuo Merso, aišku, nuvežėm nuo 5PM, taip pat sėdynę, kad padarytų mums nuo M3, ten buvo pas mus šovęs airbagas šoninis, tai turėjo viską pakeisti, airbagą ir susiūt sėdynę gražiai. Aišku, kelis airbagus, su vairo, man atrodo, Merso, kelių, žodžiu, nuvažiuosim, viską pamatysim. Paimsim ir tada mes galėsim grįžti ir jau pradėti dirbti su Mersu, seniukai. Mums reikia jau kuo greičiau sukrauti saloną, tada įmesim varikliuką ir bandysim jau kurti. Aš nekantrauju. Gerai, tai už visas šitas detalės, aš jau sakiau, mes sumokėjom
1900, pridedam prie mūsų skaičiuoklės ir ką? Dirbam toliau, seniai. Dabar lekiam į miestą. Ir neužilgo grįšim prie mūsų Merso. Ką, chebra, atvažiavam pažiūrėti, kaip atrodo mūsų M3. Opa, va toks grožis po kebulinių darbų. Sparnas jau priderintas, tarpukai suderinti. Opa, va toks grožis. Ką mes turim su snukiu. Snukutis irgi sudėtas. Viskas. Dabar aparatas šitas keliaus pas dažytoją ir su burtažodžiais jau dažytojas žais. Kadangi vietom reikės šiek tiek špakliaus. Tai yra ant galinio sparno, kadangi jis buvo visas palankstytas. Tarpas pas mus tarp durų ir galinio sparno irgi viskas čiki. Tai vat apie tokius momentus aš kalbėjau, kad reikės užpakliuoti, kadangi buvo sparnas pas mus gavęs smūgio. Na ir viskas. Ką? Pamatysim jau po dažyklos, kaip atrodys. Ką čia 335 dizelis ar M-kė? Nesupratau. Ai, taip, dar meninį lyginimą padarysim stogui. Labą dieną. Labą dieną. Matau, čia jau mano grožis būlė, ne? Grindų. Tikrai taip. Sveiki, sugrįžę. Čia nauja panelė, ar čia restauruotai? Nu va dabar jūs pasakykit. Nu, pasakykim. Andrėjus ekspertas. Jeigu nežiūrėti iš vidaus, tai aš manau, kad nieks ir nepasakys, kad tai restauruota. Nu, neprofesionalas neatskirs tikrai. Nu taip. Gražu, gražu. Kaip čia jūs jas darė, papasakykit. Aš manau, gal bus įdomus. Arba gal tai komanda gauna daiktą, įvertina būklę jau, išardo dalis, kurios trukdo panelės pertraukimui, pašalinam nuo seną odą. Visus sluoksnius, po to suremontuojama yra tam kelio vieta, klijuojamas per naują paminkštinimas, nes jinai yra minkšta panelė. Nu taip, odinės jos dažnai būna paminkštintos. Ir po to siuvėjų komanda pasiūlo odą pagal tą modelį, padengiama yra klijės ir traukėjų komanda aptraukia. Po to eina į surinkimą. Ir važiuoja pas klientą. Tinka ir patinka. Tikrai taip. Mūsų marsiukui
Tikrai tiks. Gerai, dar vienas klausimas dėl airbagų. Labai dažnai chebra rašo, kad po restauruotas airbagas nešaus, bus bėdų, ar čia saugu, tai klausimas jums. Jūs kaip profesionalas tai ir atsakysite. Tai saugu, tai tikrai yra saugu, nešauna tik neremontuoti airbagai. Jeigu airbagas yra suremontuotas, jis tikrai iššaus. Čia tie, kas varžas stato, ne? Laidukų sujunginėje. Taip, tai ten niekada nešaus, nes nėra kam šaus. Nu taip. Varža neiššaus. O mūsų komanda tai pasirūpina ir šovinio pakeitimo, įdedamas naujas šovinys, pagalvės maišas yra sutvarkomas, sulankstomas į vietą įstatomas, prieš atiduodant klientui yra visada patikrinama, ar tikrai viskas atitinka ir tada galime atiduoti klientui. Aš jau kiek metų restauruoju, tai jokių bėdų nebuvo. Tai kad aš manau, gali tikrai nepergyventi. Taip pat ir džiukai mūsų. Taip, šovinys irgi yra čia, aš matau, ne? Taip, yra pakeičiamas šovinys, įdedamas naujas, išveriama juosta, įveriama nauja. Nes dažnai būna, kad padega biškį, ne? Aš jau buvau susidūręs, kai šauna šovinys, Ir padega, ir galiausiai jis yra vis tiek naudotas kažkiek, tai gali būti ir pažeisti kraštai kažkiek, tai juostą galima ir atnaujinti tą pačią dėtį, jeigu yra pažeista, pakeičiama į kitą. Tarp kitkų juostų. Aš norėjau irgi klausti. Šiaip prieš restauruojant reikia pasakyti, kad aš noriu keisti, teisingai? Jeigu sugalvoju taip, bet šiuo atveju ne bėda. Juostų pakeitimas ilgai neužtrunka. Aš manau paliksim priekinius ir dar aš atnešiu galinius. Kadangi pas mus projektų daug, tai visko sužiūrėti nespėjai. Bet stengiamės. Juostų pavyzdžius aš tau tada galiu palikti. Tai ką, aš manau raudonas bus, kadangi AMG eina raudonas diržas, tai mes taikysim. O žiūrėk, tai gal ir geltoną. Tai ką, nuspręsim mes dėl spalvos ir aš tada pranešiu. Gerai, visa kita pas mus čia irgi, kelių, vairo kaip naujas. Tai vairo pagalviai principas yra panašus kaip ir keleivų pagalviais. Tas pats su šoviniu, ne? Taip, tik tai kaip tiek, kad turi dangtelį, tvarkingai gražiai. Gerai, ir mūsų kitakėlė. Irgi panelė. Taip. Šita bus pigesnė, kadangi jinai ne odinė. Taip. Tai kad chebra odinė kiek kainuoja? 430. Va, o šita? 190. 109. Nu tai skirtumą jaučiate, ne? Kadangi čia daugiau darbo aš spėjau. Taip, mes pagaminti. Dirba ir daugiau žmonių ir sudėtingesnis jau daiktas yra. Nu taip. Tarp kitų galima ir šitą panelį iš paprastos padaryti audinį su siūlė. Tada kaina jau kaip krūtiniais panelės. Nu čia šitas automobilis bus pardavimui, tai aš jau nenorėjau įtin ten daug pinigų kišti. Taip. Svarbu, kad pas mus jinai bus tvarkybė, padaryta ir... Gražu. Nauja. Sakysim, kad nauja. Nupirkta iš Krastos. Nu ir viskas. Wranglerio. O kas dėl Wranglerio? Dėl Wranglerio mačiau pas tavę salonas yra veliūrinis. Nu, yra toks minusėlis. Mūsų kolegos tariantė jo rūpinasi automobilių salonais. Ir mes atnaujinam visą salonų interjerą. Jau kolega minėjo, kad jūs salonus irgi persirinė. Tai iš vėliau padaryti? Pakeičiam į natūralią odą, galim sėdinėti, atėti įvairiai. Tai nuo sėdynių, durų apmušimų iki stogo detalių absoliučiai visas salonas. Geras, tai gal padarysim kokį nors rombo, kaip Angelika? Galima padaryti. Ir tikslu dabar laukia projektas atvežtas. Čia mano Macan. Taip, čia yra Porsche Macan. Chebra, jūs, aš manau, tikrai žinosit gražių salonų, tai primėtikit man nuotraukėlių, ką mes darysim. Gal su kokiais rombais, įsivaizduoju aš. Nu dabar madinga rombai, teisingai? Taip. Nu tai va, padarysim Geliko saloną, mūsų Wranglerį. O kiek pinigų kainuoja visą saloną persiūti? Visą salonų kainą... Ar čia individualiai? Ne, individualiai. Čia nėra kalbų nustatyto, nes... Nu sakykim, nuo pigiausio varianto iki tenais viršūnės. Tas pigiausias, tai ten gali būti ir 1000 priklauso dar ir nuo to salonų. Nu kaip už visą persiūti, tai aš manau, čia neprotinga. Čia nuo automobilio dydžio, sakykime, gal ten visi dydžiai tik tai yra. Gerai, apie tai mes, aš manau, pašnekėsim, nes neplanavau kol kas daryti, bet pabandysim gal kažką ir sugalvoti. Nes salonas, aš manau, odinis tikrai gražiau atrodo.
Ačiū Jums. Ačiū Jums. Sveikas sugrįžęs. Zdarovo. Nu ką, dabar jau galėsim uždėti panelę. Kadangi mes jau turim tvarkingą padarytą. Žinai ką, yra vienas niuansas. Nei aš ją ardžiau, nei ką, bet gal mums pritrūks kažkokių varžtelių arba dar kažką. Bet tam pas mane yra gera idėja. Mesgi turim donoro priekį su uždėta panelė. Atsimeni, mes ten nupjojom. Tai aš manau, einam į lauką, iškasam tą panelę, tai yra visą tą likutį ir tempiam čia. Iškart nuimsim, vis tiek reikės mums ardyti tą priekį kažkada ir surinkinėsim šitą. Variantas. Matysim, kokie varžtukai, kur kas eina, kokie laidukai ir bus kaip gamyklai uždėta. Viską kaip reikia padėliosim. Gera idėja. Tinka. Tai viskas, einam į lauką, seni. Dėkis pirštinis. Andrei, traktoristas atvažiuoja. Nu ką, traktoristas? Andrei, traktoristas jūsų paslaugom. Senai vairavė šitą techniką, jau vos prisiminiau, kaip kas ten. Gerai, ką, šitą mes pusnį į šoną ir va čia pas mus guli paslėptas mūsų likutis nuo mūsų donoro. Toj dar vienas kapotas bus subaladotas. Čia jeigu ką palyginimui, koks pas mus buvo, kur aš kalbėjau nuo PM3, matai, čia su tokiais kampais, o tenasis pas mūsų eina toks apvalesnis. Tai atkreipkite dėmesį į tai. Einu dirbt, seni. Davai. Už ekrano kabink. Pagali už vairo. Nėra vairo. Kur čia prikabinta, alio? Nu tu mane supratai. Atlaikys? Atlaikys. Mercedesas kaip važiuoja. Nu kaip, atlaikė? Atlaikė, tuoju matį. O taip. O kaip toliau? Rankom? O, klausyk, gal su šito kaušu ją? Davai, aš pabandysiu užstumti. Užstumt. Nu, bet man reikia turbūt jį apsukti. Tai tu pabandyk gal jį pripakelt su kaušu. Tai variantas.
Oi, mes užtumsim šitą gaidį. Kamerytė, kaip visada pas mus, gauna p***ako. O ką padarysi dėl gerų kadrų? Kažkaip jau jinai čia rieda labai lengvai. O, labai lengvai. Prisiparkavo. Prisiparkavo. O. Viskas. Mūsų egzempliorius donoras vietoj. Aš manau, kad mes dabar tiesiog nuardysim panelį ir viską matysim. Kur ką, koks varščiukas, kur koks laidukas ir dėsim mūsų sveiką panelį į Marsą. Papromogavom pusę dienos, o dabar laikas ir padirbėti. Teisingai? Teisingai. Bet gal pradėsim nuo arbatos, seniai. Geras daiktas tas bobikas, ne? Ar arbata? Ir arbata geras daiktas. Einam, žodžiu, pagersim arbatas ir tada šauksim iškart prie darbų. Atspėk, kas skambina, seniai? Žmona. Tikrai taip. Все, einam gert arbatą ir pradėsim dirbti. Davai. Короче, рауки нахуй, блядь. Пиздуя, жесть. Давай, нахуй, выйдешь. Опа. Viskas, davai, ateik, gali nuiminėt. Mokink ir mokink. Ką, beveik sveikas? Šiek tiek apdegęs, aprūkęs, bet patikrinsim, gal dar veiks. Multimedija. Į ofisą pakabinsim, multikus žiūrėsim. Nu ir iš vidaus biški padegęs automobiliukas mūsų. Va tokie vat vaizdai. Nu ką norėt, degėsis. Mums šitų detalių nereikės, tai... Aba. Aba. OBD jau nebeveiks. Opa. Šimtas spam euriukų radom. Nu ir turime rankose panelę mūsų. Kaip ir nieko sudėtinga hibridė. Dar vienas airbagas pas mus geras bus.
viskas seniai, aš jau sudėliojau visas detalės iš būtent šito balto. Jos matosi, kad labai geros būklės. Nu, mes palyginimai galim pridėti nuo mūsų degėsių. Matosi skirtumas? Matosi, bet degės irgi galima pavalyti. Jo, nu vat jeigu kažkam reikės, galit nupirkti ir pavalysit, chebra. Nes vis tiek šitas detalės nuo donoro mes pardavinėsim. Bet tai pažiūrėk, koks mūsų planšetas blizgantis. Nu, yra skirtumų. Čia kažkada iPhone'ai bus tokio dydžio. Pridėk prie ausies. Alio, zdarovas, seniukai, nu garažė esu. Jo, galėt važiuot. Davai. Pik. Numečiau. iPhone Pro Max 54, chebra, jeigu ką aš jau turiu. Nu ką, seniai, aš žadėjau, kad šiais metais mes daugiau nieko nepirksim, kol neužbaigsim bent jau vieną projektą, bet taip sutapo, kad aš gavau lišnų šaibų šiek tiek ir užėjau BitPro Stories pasižiūrėti ir netyčia pamačiau įdomų visai automobilį. Sutapimas? Nemanau. O koks čia automobilis? Tai yra legenda. Davai, aš dabar tiesiog nesakysiu, mes spaudžiam pauzę ir aš jums paleisiu dainelę. Aš manau iškart, kad spėsit. Nu, leidžiam dainą. Nu taip, jūs atspėjot, chebra, čia yra Boomeris 740 longas, juodas. Andrėjaus svajonė. Taip, Andrėjus turi garažę M8, turi Mersa AMG 21 ar kelintų trečių metų, aš jau pamiršau. Kas ten dar pas mus? M3, dar 5PM F10, bet vat Boomerio neturiu. Ir tai yra mano svajonė. Turėt gerą Boomerį. Tai va, tai ką mes turim? Radom mes jį BitPro Stories'e ir aš, aišku, iškart parašiau, rezervuojam, viskas. Ką mes matom? Nu, būklės, aišku, per nuotraukas mes taip didžiai nepamatysim, bet mes galim įvertinti, kad tai gautas smūgis į galą, sėdynė priekinė šiek tiek išlūžus nuo smūgio, tai viskas aišku, ne? Bam, išįkrus. Ir gal storas žmogus buvo ir sulaužė sėdynę, nes senam automobilį sėdynę sulaužyti, reikia pasistengti. Reikia būti storam. Taip, reikia būti storam. Tai V8 motoras, modelis jau LCI, atnaujintas, snukutis gražesnis, longas, jodas ant jodo, V8, ką dar galima norėti iš Boomerio. Aišku, aš matau, kad čia sudėti kokie nors koilai, sužemintas aparatas, tai žiūrėsim. Nu ir lednikai netinkami, aš manau, šitam aparatui. Bet už tokią kainą tai 2 štukas iki Lietuvos plus muitas su PVM, 31% prie šitos sumos. Ir viskas, ir už tiek pinigų atkeliaus pas mus Boomeris. Pažiūrėsim, kas ten per variantas bus. Prasišovėmės, ar čia bus geras variantėlis. Tai laukiam ir pamatysim. Porą mėnesių bus pas mus garažė. Ir aišku, mes praeitam epizodė kalbėjome apie valtelę. Valtį irgi ieškom. Ir būtų įdomu išgirsti, kas kažkiek supranta vandens transportą ir pakomentuotų, ką geriau žiūrėtis. Nes mes dabar žiūrim, pavyzdžiui, va tokį Trailboat 15 metų. Ką apie jį galite pasakyti, chebra? Aš neišmanau apie valtis, aš turiu tik tais vandens mocą. Ir kaip su registracija? Taip, kaip su registracija. Nors mes paklausim, pasuksim BitPro, bet vis tiek, jeigu jūs profai būtent su valtim užsiema, tai parašykit, pakomentuokit, ką geriau žiūrėti. Nu ir viskas. Chebra, jeigu jūs norite irgi gerų variantų pagauti, BitPro Instagram'e sekam ir pamatysim. Aš spėjau. Ir manau, pirkinukas už 2 štukas toks, tai čia yra tikrai geras pirkinys. Nes šitos legendos jau kainuoja labai daug. Čia kaip bitcoinas. Jeigu nespėjai nupirkti už gerą kainą, viskas. Ragas. O mes spėjom. Всё, grįžtam prie darbų. Nes mes dar kažką nupirksim, seniukai. O jūs sekit BitPro ir pamatysit gerus variantus. Aš manau, žinai ką, seniai, gal ir šitas bus tvarkingas dar. Bet ne, va trudžių yra jam. Gesino, pateko šiek tiek vandens gal. Nu, reikia prijungti ir sužinoti. Dėl įdomumo mes vis tiek turėsim laiko, išardysim, pažiūrėsim. Pratestuosim. Tai ką, seniukai, viskas paprasta. Visą šitą reikalą kyli mūsų panelė, aš jau prisukau mūsų airbagą prie panelės, kuri mums restauravo, matai, viskas jau gražiai prisukta. Toliau, taip pat aš lubų airbagus prikabinau, jie labai lengvai čia kabinasi ant šitų metalinių fiksatorių. Čiuk, 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 čiuk ir viskas jau sukabinta. Tai ką, prasiurbėm biškį mūsų vidų ir dėliojam.
Užmetam kilimus, panelę, konsolę centrinę, displėjų, nu viską, ką mes galim sudedam. Liks pas mus dar bagažinė surinkta, lubos, panorama. Su panorama, aišku, bus kiti reikalai, ten mes prie jos grįšim kažkada vėliau. O tokie vat pistinė Hebra su panorama. Būtent Merso. Gerai, dabar situacija tokia. Buvo atvažiavę meistrai, kurie klijuoja stiklus, keičia. Jiem gavosi tik tais išpjaut vieną stiklą. Priekinį liuką pagrindinį nesigavo. Sakė, nepadarysi. Hebra, kas užsiėmė panoramą, parašykit. Aš geriau sumokėsiu pinigėlių, bet į šitą visą reikalą aš nelysiu. Šitoj vietoj BMW geriau padarė. Daug varžtų, bam, 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 į apačią. Hop, nusileido visa surinkta panorama ir viskas ramu. Čia, blėkas, per huinį, bet priklijuota, prieit negalima, su instrumentais neprieisi, reikia pilnai išardyti. Karočią, bibėjau. Kitas Darbo vaizdas. padaryta. Kitas vaizdas, seniai. Toj panelį uždėsim, bus apšieva. Safety first, kaip sakant, tai apie airbagą nepamirštam. Ir kas čia pas mus ateina? Mercedes atstovas ateina, Andrei. Nu kaip tau seniai, kaip salonas? Man patinka. Gražus Mercedes salonas, ne? Kaip naujas. Aš jau noriu važiuoti seniukai su juo. Žinai ką, davai dar krėslą aš atnešiu įstatysim. Gerai? Davai. Vieną gyvą kėdę mes turim. Nes kai iš Donoro išiminėjom atsiminė, neseniai, kad reikėjo su bulgarkė biškį pažaisti. Tikrai taip. Ką reikia? Gerai, man atrodo. Viskas? Man atrodo, jau jisai juda. Karočią, davai dar tą ir pajudinsim ir aš manau jie lūš, seniai, viskas ok. Svarbu vairiuką nesupį. Bent jau ant vieno varščiuko sėdinę prisuks. Opa! Nu ką, viskas jau? Ne už kalnų važiavimas su Mersu. Jau panašu į mašiną. Rankas reikia išplaut nueiti. Kaip vairiukas. Tinka, seni? Tinka. Važiuojam, alio! Seniai tinka labiau nei BMW.
taip tai nešnekėk jau, nes pats supranti, negalima. Nu, bet nesakyk, Merso salonas vis tiek yra žiauriai gražus. Gražus, jo, visai fainas. Žinai kodėl? Nes aš jo senai nematęs. O BMW'ą mes matom dažnai, tai aš manau tik dėl to. Mersas skiriasi nuo BMW. Skiriasi, tikrai taip. Nu, pažiūrėsim, aš pavažinėsiu, pasakysiu savo nuomonę, būtent šito Merso. Šiaip prieš tai, kiek aš jį turėjau, tai mašina gera, bet man nepatiko. Vairavimas ir šiaip stilistika Merso. Ne man. Nu, aš nedėtas dar, žinai, tai man reikia BMW. Ačiū, seni. Oi, atsiprašau, seniukai. Ne, nu Mersas viskas gerai, viskas čia super. Aš tiesiog pasirinkau tai, nuo ko aš kaifuoju. Dar žinai, ko aš nepaminėjau, mes surinkam durelės, kaip matai. Visas. Nu, aišku, ten abloškių trūksta, bet uždėsim. Ir visą šitą darbą mes padarėm be kamerų, nes tai užtruko visą dieną. Tai kiekvienas durelės perrinkti pilnai. Ten ir langas, ir gumytės, ir žodžiu. Tai jau matot, kad viskas surinkta iš durų pusės. Kas toliau, kas toliau? Aš manau, ką mes šiandien padarėm, tai, nu, įvykdytas mūsų planas ir sekantį kartą jau reikėtų įmest variklį po kapotu ir bandyt kurt. Šito vat viso mums užteks užkūrimui. Tai mes dalinai surinkom saloną ir jau galėsim įkraut varikliuką ir tada žiūrėsim. Kiek čia procentaliai mes surinkom, kaip manai? 10% bus? Manau, jo. Pusė darbo padaryta. Galėtum dar primint dėl patrono? Tikrai taip. Mes šitą reikalą mes turim papasakot. Čia po bardačioku randasi šovinys. BMW dažniausiai būna ant takumo, avarijos metu šauna ir viskas, tu negali užkurti automobilio. O čia mes netyčia pastebėjom, kad jis yra po bardačioku. Gerai, kad mes rinkom panelę ir pamatėm. Ir patikrinam. Taip, tai aišku, tas šovinys buvo šovęs. Tai kad viskas ok, kad mes jį pakeitėm ir viskas, ir galėjom toliau rinkti panelę. Nes reikėtų vėl viską ardyti. Nes be jo nebūtų masės. O mes kitam epizodėje mestume variklį ir nesikuria. Ieškotume problemų. Gerai, kaip sakant, dirbi ir mokaisi. Ar kitaip, gyveni mokaisi. Kaip ten? A, nežinau. Viskas, chebra, jeigu patiko vidosas, tai būtinai statom like ir aišku komentuojam. Tai padeda mano video ir mūsų kūrybai augti. O tų operatorių šok ir lekiam. Važiuojam. Kitą savaitgalį. Nu ką, šitas aparatas buvo pirktas praeitam epizodė, pas mus buvo amortikai, tai yra spiruoklės lūžusios ir nebuvo žieminių padangų. Dabar jis pas mus paruoštas, spiruoklės pakeistos, žieminės padangos stovi. Nu, aš manau, jūs suprantat, kur mes važiuojam, nereikia ir aiškinti. Bet yra vienas niuansas. Pas mus 3.16 ir šiek tiek galios kaip ir trūksta, bet kaip ir užtenka. Bet yra vienas toks geras produktas iš Hado, kuris didina oktano skaičius. Ir šitas mašiniukas, aš manau, pavirs nuo 3.16 iki 3.18. Iki 3.17. Arba 3.17,5. Mes jau darėme eksperimentą su M5 bet mes ten pylėm iškart kūro su didesniu oktaniniu skaičiu. Bet kadangi jis yra brangesnis negu paprastas kūras, tai iš Hado mes gavom tokį priedą, būtent pilt į kūrą. Išbandysim. Taip, išbandysim. Jis padidina oktaninį skaičių. Viskas. Dabar pas mus yra pusė bako kūro, pilam ant viršaus šitą visą buteliuką ir žiūrėsim. Žiūrėsim ir testuosim. Yra dizeliui ir benzinui. Jis yra skirtingas. Viskas, gerai. Pilam šitą dalyką ir prieš mūsų yra labai gražus keliukas. Opa, važiuojam.
Seni, šok, sekis diržą ir važiuojam. Važiuojam. Mes atvažiavom į mišką. Ką mes čia darysim? Mes pravalysim šitą jį kelią su kem šeštų. Šonu, ble. Kas čia vyks? Vandalai, Vandalai, vandalizmus, na. Bananizmus. хулиганai. Lidu žostkai, na. Mačiau. Nu ką, dasikasėm iki asfaltą. Dasikasėm? Biški. Nu jo, dasikasėm. Dar vieną pasukiuką reikia vybati, ne? Nu davai. Kai per daug oktano. Nu, seniukai imk su bariką prilėk, čia šalia reikia ištraukti biškį. Nu ką aš padarysiu, kad... Netoli nuvažiavom. Prastus padangos, seniukai, nakui. Būtų geresnis, tai išvažiuotume. Nieko čia baisaus, stoja. Mums reikia tiesiog šiek tiek pagalbos. Gal pasvirly čia biškį? Nu, davai, nu. Užtenka? Ne, nu dar biškį. Po to mus neištrauks, na. Tai čia jau kesto problemos. Nu ką, Andrėjau, padarėjai bardaką, o kas tvarkys? Nu kas tvarkys, kaip matai, kas tvarko? Nu šaunuolis, šaunuolis. Viskas dėl žiūrovų, dabar pusę valandos tvarkysim. Hebrytė, nu tai jau pastatom laiką, gerai, ten nepagailim jūsų 10 sekundžių. Jūsų brangaus laiko. Andrėjai, tvarkytojas. Andrėjai, valytojas. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad šiandien mes pradėsim dirbti. Ne pis... kaip visada, o dirbti. Bet jau zapis ir taip. Mes jau gaunasi, kad mes jau pusę valandos pis... Tai kaip čia gaunasi, dirbam dėliną. Kaip gaunasi, taip gaunasi. Seniai, šiandien dar turi atvažiuoti metalą išvežti, tai bus lištų šaibų. Ką mes darysim su lišnom šaibom, seniukai? Jeba. Kaip manai, kiek čia pinigų už nugaros? Nu, kokie gal, kiek ten aliumo? Čia viskas aliumas? Čia, va, gali paskaityti seniai. Aliuminio laužas, o ten juodas metalas. Aha. Nemokį skaityti, aš tau perskaičiau. Perskaitai? Jo. Gerai. Nu tai kokie 4 pem? Lažinimas iš 5 eurų, kad mažiau bus. Paliubomu mažiau. Nes metalas pigesnis. Ar tu nori praeiti 5 eurų, seniai? Ne, seniai. Gerai, šitoj situacija nesilažys. Nu tai kiek ten bus? Nu, 2 pem. 2 pem? Jo. Bet praeitą kartą daugiau buvogi. Buvo to praeitą kartą. Nu. 600 gal? Nu. Aš neatsimenu. Tai aš dėl to ir sakau, kad ten kažkaip praeitą kartą dahuojama. Bet tai buvo praeitais metais. Bet gali būti ir 500, aš nežinau, aš taip primečiau. Bet jeigu nori, mes galim tą palcyną, žinai, sužaisti. Kiek čia neįdomu. Tu krovėjai, aš žinau, kiek tu ten prikrovėjai. Nada. Gal ten cipūra auksinė. Nu. Arba prišykęs kas nors. Tai kaip sakai, dėlinsim? Всё, dirbam, seniai, jung tą kamerą, seniai. Gal Andrėjus pats ištrauks. Davai, seniai, kabink, kabink. Nu, vos Andrėjaus nenunešė, bet nieko būna. Atvažiavo mums padėti Audiną. Sakiaugi biškį tik reikia, na. Iš viršaus, Iš viršaus, nu.
Из весов. Tai ką, seniukai? Opa, nikuja себе amortizuoju, kaip ten. Čia aš ant tiek stiprus. Да ёпт. Ant Audi labai teisingai parašyta, jeigu matot. Viena didelė problema. Matei, kas paskęsta ant remelių? Ne. Viena didelė problema. Nes čia yra tiesa.